O kodėl ta sriuba būna rožinė? Labai geras klausimas. Ogi rožinę spalvą suteikia burokėliai. Jie nudažo ne tik skystį, bet ir kitus ingredientus, todėl sriuba ir atrodo labai ryški. O tu žinai, ką dedam į šaltibarščius? Ar žinai, iš ko gaminam? Taigi pasikartosim turbūt kartu, kad tai yra šalta sriuba, dažniausiai gaminama iš kefyro arba pasukų, virtų burokėlių, agurkų, kiaušinių, krapų ir svogūnų laiškų. Dar druskos reikėtų nepamiršti. Bet kiaušinių kai kas nededa, jei nemėgsta. Ingredientai visi yra supjaustomi, sumaišomi ir atšaldomi. Dažnai šaltibarščiai valgomi su karštomis virtomis bulvėmis. Norint klausyti pilną epizodą, spausk nuorodą ir klausyk mus Spotify platformoje. Dok, ką išmoksi, ant pečių nenešiosi.